Šiandien turim ypatingą svečią ponę Redą, kuri mums gali papasakoti apie asmeninę jogą. Kas tai yra, ponė Reda? Individuali praktika jogos yra be jokios abejonės pati veiksmingiausia, todėl kad tu per patį trumpiausią laiko tarpą gali gauti maksimalų rezultatą. O sakykime, čia yra seka Audriaus. Čia yra tokia minimali programa, kurioje yra skaičiuota viskas, kas yra reikalinga jam šiuo metu. Tai reiškia, kad, sakykime, jeigu žmogus pareikalautų, sakytų, aš noriu tik tai finansinės sėkmės programos. Be jokios abejonės tokią programą galima sudaryti, bet kas imsis atsakomybės už tai, kas su to žmogumi bus kitose srityse. Aš esu už tai, kad visame kame būtų harmonija. Ir esmė yra ištraukti dabartiniam momentui pačią efektyviausią pratimų seką. Ir ta seka, jinai tinka tik tai tam žmogui, va dabar, sakykime, šitą konkretį 8 pratimų seka tinka Audriui tik tai 2 mėnesiam. Todėl, kad priklausomai nuo to, ką žmogus daro su savim arba ko jisai nedaro, keičiasi jo interesai ir keičiasi jo poreikiai. Ir štai negali būti jokios amžinos programos, jokių amžinų kažkokių tai pratimų, kurie tiktų visą laiką, visą gyvenimą ir nuolatos jūs galėtum daryti. Aš noriu jūsų paklausti, aš žinau, kad Lietuvoje labai daug vyresnių vyrų ir moterų turi problemas su sąnariais ir jiem būna statomi tos geležys. Pasakykit mums, ar galima kažkaip? Kategoriškai negalima statyti tokių dalykų. Aš jums pasakysiu, kad aš pasakysiu tiesiai šviesiai, taip kaip aš galvoju. Aš manau, kad nusikaltimą daro tie, kas drįsta statyti geležis į kelius, į klubus ir taip toliau. Bet ką daryti, skauda, nepaeina. Aš taip pat pasakysiu, ką daryti. Reikia užsiimti savim, surasti laiko savo, nepaisant, koks tu bebūtum užimtas ir treniruotis. Todėl, kad jeigu pa žmogų yra skausmas kelyje, tai problema pas jį yra ne kelyje. Problema yra nugaroje. Ir jeigu daktaras, kuris nesutvarkė, nežino, kad reikia sutvarkyti žmogui nugarą, pradeda operuoti jam kelią, tai paskui aš prisižiūrėjau va tiek šokėjų, kurie ir antra operacija, ir trečia, ir kol galiausiai jie pradeda nebepaeiti. Reda, bet sako paprastai, kad kaulas trinasi į kaulą, tai žinoma, todėl, kad ten nėra kremzlės. Teisingai, tai yra tam tikri būdai, kaip auginti kremzlę, tik tai yra labai, kaip pasakyti, labai sunkus darbas ir labai ilgas darbas. O jūs žinot, kaip reikia tai daryti? Stebukladarė, aš su ją daugiau nekalbu. Aš užsirašau pas jūs. Aš manau, kad kiekvienas žmogus yra stebukladarys. Aš tiesiog duodu žmogui žemėlapį, va tavo žemėlapis ir tu eini. Ir jeigu tas žmogus pasiims tą žemėlapį ir pasidės į vietą, aš nebūsiu stebukladarė ir aš nieko nepadarysiu. Žmogus turi pats tą padaryti. O jeigu konkrečiai, vat jūs galėtumėt ką nors mums pademonstruoti apčiuopiamo, vat jam, kur yra skirta. Kažkokie skirti pratimai. Jam tai mes ant jo galėsim ir parodyti. Taip, dabar prašom. Jeigu galima. Dabar taip, pirmas pratimas, sakykime, dabar turėkime galvoje, kad mes turime išbūti šitoje kiekvienoje pozoje po 6 sekundės, daugiau mums nereikia būti. Tai štai pirmas pratimas, o jūs atsistosite, o jūs išsitemsite, kiek tai galite į priekį. Ir dabar mūsų tikslas yra įtempti visą savo kūną ir pakelti truputėlį pirštus nuo kilimėlio. Aš irgi norėčiau tai išmokti. Nu, įdomu, man irgi būtų įdomu. Nu, tai va. Gal tokius pratimus ir man pasakytų, kuriuos aš galėčiau padaryti, nes man tai pavyzdžiui, nu ką, sunku būtų biški, bet... Šiaip tai ne, kad padaryti bet kokį jogos pratimą reikia mokėti savo pusiausvyrą išlaikyti. Pereinam iš karto prie kito pratimo. Jūs atsispirite va čia rankomis nuo kelių, išsitempite čia ir bandote atsistoti. Ir bandote pasukti uodegikaulį į priekį. Dabar. Ne, o šitą vietą kaip tik į priekį, o šitą atgal. O taip. Dabar įtempiam visą kūną. Laikom. Čia į priekį. Laikom. 6 sekundės. Bet stovėsime tai grinai baleriūna. Ir dabar žiūrėkit. Jūs gulatės taip, kad jūsų mentės įsiglaustų. Ir jūs stovėtės ant kulnų. Ir va štai taip ištiesinat visą kūną. Pakeliam pėdas. Taip. Gerai. Ir dabar pas mus yra toliau krokodilas, kurį jūs šiai dienai galite daryti va štai taip. Galbūt. Iš tikrųjų turėtų būti taip. Jeigu jums taip neišeina šiai dienai, tada stojatės va štai taip. Aš nežinau, aš tokį žmogų išgyvenčiau. Neužtektų tiek jėgų. Ką pajutai dabar darydamas tuos pratimus? Gerai, taip, iškart prakaitas ir jautėsi, kad ne tie raumenys dirba, su kuriais dirbau šiandien. Pone Reda, bet vat jis tai yra šokėjas, pasikūnas įtreniruotas, o tokiam tinginiam, pavyzdžiui, kaip aš, vat reikėtų tai padaryti, ašgi numirčiau. Tai jums taip nereikėtų, gal jums reikėtų 3 pratimus iš jūsų padaryti. Mes užkabiname tik tai tas vietas, kurios tą momentą jau gali dirbti, o visos kitos vietos būna po to. Kągi, Audriau, prašau, kviečiu jūs į pasimatymą. Kviečiu į studiją Kristiną, pasitikime. Reda,
Žinot, kaip tų pinigėlių visiems reikia? Ar čia yra tiesa, ar iš tikrųjų galėtumėt kažkaip pakeisti mūsų tą kompiuterį, kad tie turtai ateitų? Sakykime, jo, viską jūs labai gerai apibūdinote. Į kompiuterį mes galime instaliuoti truputėlį tokią menką visiškai programėlę, taip, kad jūs fortūnai taptumėte labiau matomi, nebent taip. Nes iš tikrųjų, kaip aš jau ir minėjau nuo pat pradžios laidos, tos visos sekos, kurios pritraukia vieną ar kitą, jos turi būti individualios. Bet jeigu žmogus, kuris dabar žiūrimus, moteris, vyras, nesvarbu, pabandys pajudėti taip, kaip aš dabar parodysiu, tai kai kuriais atvejais, galbūt ne finansinė prasme, tai gali išgelbėti tiesiog gyvybę. Nu va, reikėtų pradėti pajudėti, žiūrėkit, aš nežinau, kaip aišku, pažiūrovo su humoro jausmu, pas mane su humoro jausmu viskas yra gerai. Tai va, pirmas judesys, kad būtų galima stverti pinigus ir įsikabinti, juos reikia pradėti nuo pirštų mankštos, teisingai. Tai mes atsistojam, įtempiam visą savo kūną ir bandom palankstyti pirštus, bet vat ne taip pat kažkaip, vat kaip ane, bet mes bandom sulankstyti kiekvieną sąnariuką. Ir žiūrim dar, kad mūsų kūnas būtų rankos vienoje linijoje. Tokie judesiai, jie atgaivina rankas, nes prisiminkite, kad vat, stresas visas pasiskaupėsi čia, tada jūsų krūtinė pasidaro tokia ir jau fortūna į tokį žmogų tikrai žiūrėti nenori. Tam, kad mus pastebėtų fortūna, mūsų turi būti graži laikysena ir atverta, sakykime, krūtinė. Tai vat vienas iš tų pratimų. Toliau, jūs galite pabandyti pasukinėti rankas į vieną pusę, bet visą tai turi būti vienoje linijoje ir į kitą pusę. Ir į vieną pusę. Ir į kitą pusę. Nu, tiek, kiek turite laiko ir sveikatos, todėl kad statistinis žmogus ilgai rankų šitaip neišlaikys ir nepasukinės. Jo? Tai žodžiu, žingsnis po žingsnį mes einame prie to, kas jau mus domina. Tada mes nupurtome visą tą savo, sakykime, įtampą, kurią čia patyrėm ir tada galime pasukinėti rankas į vieną pusę, tokiu būdu, ir į kitą pusę, ir laikant būtinai tiesias alkūnes. Lygiai tas pats su kumščiais, va, į vieną pusę, ir į kitą pusę, ir įtemptos rankos. Ir tada jas nupurtam. Aš namie būtinai padarysiu. Kad atvertumėt krūtinę, atvertumėt šitą zoną, kad jūs būtumėte pasiruošę sutikti džiaugsmą, kuris jūsų laukia gyvenime. Jo. Tai dar vienas iš judesių, jeigu sekasi, galima sukabinti rankas štai taip. Jeigu taip nesiseka, tai tada galima paimti kokį nors diržą ir su diržu sukabinti rankas. Ir tada bandom su galva atstumti rankas atgal. Tai galima daryti sėdint, pavyzdžiui, darbo vietoje. Labai puikiai padeda atsikratyti įtampos. Ir paskui, aišku, būtinai tą patį darome su kito. Tada suneriame pirštus, ištempiam rankas ir bandom atsistoti kiek galima aukščiau ant pirštų galiukų. Va, tada bandome leistis žemyn ir truputėlį patupėti. Šitie 4 pratimai, tai va ir tie, kaip jau ir sakiau, pratimai, kurie kartais gali išgelbėti gyvybę. Keliaujant, sėdint ilgai darbe sėdint, nesvarbu, kur bereikėtų jums sėdėti, atsakykime, jeigu jūs pabandysite va štai taip patupėti, išsitiesinti, tai jau bus visai neblogai. Pratimai iš tikrųjų skatina dar ir imuninės sistemos veiklą, kas yra taipogi be jokios abejonės būtina, kad mes galėtumėm būti pasiruošę sutikti savo laimę. Toliau. Bandome nusileisti kiek galima žemyn. Aišku, kad, sakykime, statistinis žmogus taip žemai galbūt nenusileis, bet vis tiek reikia pastovėti žemyn galvą, kad kraujo pribėgia tiek, kiek turi būti. Jo? Na, ir jeigu jūs tai darysite nors kiekvieną dieną kartą, ten po 6-12 sekundžių kiekviename pratime pabūsite, manau, kad tai bus kiti žmonės ir kitas jų gyvenimas laukia. Ačiū. O aš iš tikrųjų dabar nuo Justinos šoksiu į visos Lietuvos nelaimingas moteris ir mergaitės ir noriu paklausti Redos. Pone Reda, o iš tikrųjų, gal gali būti kažkokie pratimai padedantis daugumai mūsų, kurie nori kažkaip išsivaduoti nuo nelaimingos meilės, atgauti dvasinę pusiausvyrą? Yra tam tikras toks dalykas, kurį galima daryti, reikia tiesiog tam tikroje padėtyje laikyti savo liežuvį. Tai reiškia, kad mūsų liežuvis turi visą laiką būti vertikalus. Tai va štai, jeigu jūs dabar padėtumėte savo liežuvį prie viršutinių dantenų ir lėtai slinktumėte maždaug, nedaugiau kaip 0,5 centimetrų į viršų, ne ten, kur gomurys išsilenkęs, bet maždaug 0,5 centimetrų į viršų. Į tą dobelę reikia statyti liežuvį visada, kai nevalgai ir nekalbi. Ir toje vietoje jį laikyti. Ir tada, kaip jau sakiau, tam tikri energetiniai srautai mūsų viduje pradeda suktis mūsų naudai.
ta prasme, kad ir senėjimų procesas stoja ir ten daug visokių tokių dalykų atsitinka. Aš jau nekalbu apie tai, kad ištinka, nu, toks pusiausvyro atsiranda greičiau. Ir, sakykime, kai netgi darant pratimus, liežuvis privalo būti toje padėtyje. Kita padėtis, sakykime, jeigu tavo rankų niekas nemato, tai ką su jomis daryti. Jeigu turi kišenės, jeigu turi kurias pasidėti, jas gali sudėti į tą vadinamą žinojimo mudrą. Sujungus du šitus pirštus, tiesiog mus nei iš šio, nei iš to po kelių minučių aplanko kažkoks gūsis ramybės. Iš kur jis atsiranda, manęs neklauskite, aš jums negaliu pasakyti, tik tai faktas, kad taip yra. Bet tai reikia pabandyti kažkurį laiką, kad pamatytumėte, kad iš tikrųjų tai duoda tam tikrą naudą. Ir viską gali suprasti. Praktiškai viską. Bet tai yra jos paslaptis. Aš taip netikiu. Aš tai 100% tikiu. Na ką, manau, atėjo metas staigmenai. Ką jūs paruošėte?